Sveiki maži ir dideli. Noriu parodyti, kaip lengvai galima pasigaminti štai tokį vokelį. Mums prireiks popieriaus lapų, klijų ir žirklių. Taigi pasiimkime popieriaus lapą, kokios norime spalvos, ir pasidarykime jį kvadrato formos. Taigi padarykime štai šitaip pat ir dabar šitą nukirpkime. Taigi gavome kvadratą. Dabar vėl sulenkėme į trikampį, tada dar kartą sulenkėme į trikampį, štai šitaip pat, mažesnį jau dabar trikampį, tada viską vėl atlenkėme ir dabar pasidėkime į štai šitą, kur yra va šitas apačia, mes lenkiame prie viduriuko. Štai šitai. Ir dabar šitą lenkiame štai šitai. Va, taip pat iš šito štai šitą. Na gerai, o dabar šitus galus lenkiame prie viduriuko. Abudu. Ir dabar, kad nebūtų taip pat, mes šitus galus suklijuokime. Va, čia reikia pačius galus patepti klijais ir suklijuoti. Taigi, kai padarėme štai šitaip, dabar užlenkime ir gavome vokelį. Taigi, mes dabar pasigaminome vokelį. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote šį video. Linkiu sėkmės, daug ko patirti ir išmokti daryti visokių lankstinukų. Iki kito karto. Ate.